Sveiki, mėlyjeji. Na, šiandien aš nesodybui, šiandien aš esu savo mieste, bet nusprendžiau įrašyti tokį įrašiuką, nes išėjau pasivaikščioti, į gryną orą išėjau, nes visą dieną prabuvau namuose, oras nuostabus, aš tiesiog prasitryniau namuose, tai darbelius darydama, tai tiesiog visokius įrašus žiūrėdama. Ir man 4 diena jau skauda galva. Šiandien, aišku, mažiau, šiandien daug geriau, vakar buvo gana prastai, bet irgi dar pakenčiamai. 4-dienį, 5-dienį iš vis košmaras, nieko aš negalėjau daryti. Toks baisinis galvos skausmas. Ačiū Dievui, kad aš neturėjau daug kažkokių rimtų darbų. Ir aš galėjau tiesiog taip trintis po namus, bandžiau filmą žiūrėti, miegojau. Minutėlę, žiūrėkit koks gražus. Vau, kaip gražu. Super. Tai va, tai žodžiu, miegojau ir nieko aš nenuveikiau dėl to savo savijautos. Tai jau dabar, kodėl aš tai įrašą įrašinėjau? Žinokit, mano vyras yra išvykęs į sodybą. Mes čia susiskambiname ir jis man įrašus siunčia ir nuotraukas siunčia ir yra taip gera žiūrėti, kaip jisai darbuojasi, kad jis toj gamtoj. Ir man taip norisi irgi ten būti. Ir aš, aišku, būčiau su juo važiavus šį savaitgalį, bet nevažiavau, nes jam, žodžiu, gavosi taip, kad jisai gavo atostogų savaitę. Tai mes ir taip planavom ir galvojom, tai ką, jisai išvažiuos ir turės mus sekmadienį vakare parvežti su vaikais. Arba kitų variantų mes turime tada 2 automobilius varyti. Nenorėjom, tiesiog neekonomiška. Ir todėl jisai išvažiavo vienas, o aš likau namuose su vaikais. Ir žodžiu, tiesiog tryniaus namuose, dariau darbelius, aišku, tikrai ir nuveikiau įvairių dalykų ir nemažai padariau, bet žinot, tas toksai bute galėjau kažkur nuvažiuoti, kažką nuveikti, bet va tas galvos skausmas toks ir kažkaip toks silpnumas, kažkokia keista savijauta. Ir ta savijauta mano 4-dienio, aš galvoju, kad man koks covidas ar koks gripas mane apims visą mano organizmą, nes baisus silpnumas ir baisinis galvos skausmas. Temperatūra